sučiaudė. Man parodė tokį dalyką, kad mano sparnai yra neerdviai, sako, tavo ausys. Fiziniai plotmiai. Geras. Bandau suprast. Kodėl šiaip per informaciją dabar einam. Ir aš pamačiau, kad aš kaip pradėjau tos sparnus, tos ausis, žinai, nagrinėti, tai man tokia kaip fėjų dulkių būčiau apibarstyta fėjų dulkiai, žinai, ir dėl to nusičiaudėjau. Nes aš pradėjau kratyti tas dulkės laukan. Tarsi ausys pilnos fėjų dulkių. Magija privaryta. Taip. Bet tai nesusijęs su šia reinkarnacija. Čia daug reinkarnacijų. Taip. Yra tos fėjos darusios magiją, kažkaip pilusios. Čia gal, žinai, toks ritualiniais, kur užsivirusavusius, ar kažkaip, kur ritualus kartu darėm, ar kažkas kaip fėja, taip pila magiją jausis. Įdomiai labai. Išsivalau nuo tų. Aha. O tu negali kažkokius įsidėti filtriukus, kad nepatektų fėjų magija? Man sako, tu neprivalai būti visiems draugas. Taip, čia faktas. Mes čia kažkaip žemėj esam labai tokie, į tą sistemą tokie kišti, tu turi visiems patikti. Čia yra programa tokia. Tu turi visiems būti draugas, draugiškas, meilus. Be a good girl. Be nice to everyone. Išmetu aš tą programą. Be happy. Išmetu tą programą. Aš irgi išsimetu 3, 2, 1. Labai artima man šitas yra, kur visiems dėl visų, o save pamirštu. Taip pat dėl to ir tą ausis tos rodo, kaip tos sparnu, žinai. Per tas ausis ir įeina ta programa, nes tave programuoja, tau tą programą įkiša per ausis. Nes tau sako, be good, smile, be kind, be friendly, don't judge, be very open to everyone. Čia yra programa, bet per ausis ir varo, va čia tos dulkiais tokios kažkokios. Aš nežinau kodėl, bet man rodo fėjas, kad jos labai programuoja šitą programą, kišo, žinau, draugiškumą. Jas pajungia dažniausiai tos fėjos labai čia programuoja šitą programą, kišo, jos nešoja. Jos yra nešėjų šios programos draugiškumą. Duodam smūgį, kad atsipeikėtų jos. Aš nežinau, kodėl čia taip jom yra užvaryta, kaip uždėta kupriniai kažkokia ir vat jos kaip barstytų tą programą per tą savo dulkės. Geras, pirmą kartą girdžiu. Labai keista, čia kažkokia jų sena programa, žinau. Tarsi kaip būtų kiekviena būtybė arba kiekviena ta gentis, pavyzdžiui, drugeliai, fėjus, sirenos, vandeniais, lemūrai ar ne, kokie kentaurai. Kiekviena iš jų, tie atstovai, ne kad atstovai, bet visi iš jų, jie ateina kaip tie atstovai tos genties, ar ne, tų kosminių būtybių, rūšies, jiem visiems ta kupriniai, ta programa uždedama. Ir jie kaip programuotų kitus tą programą, supranti. Pavyzdžiui, fėjos dabar tą draugiškumo tą tokią programą varo. Tu bet, pavyzdžiui, kokią nors kitą programą varai, aš dar kitą, o taip yra užvaryta, čia kažkokia nesąmonė. Ar matrica. Čia matrica įdėktas programos. Gerai, kaip kupriniais tokio, žinau. Tokio atominio gūsio bomba, žinai, kad visi pagautume tos burbuliukus, nusiemam visi tas kuprinėlės, tos programas. Labai šlykštu, žinok, toks jausmas dabar net sukilo man čia gerklėje kažkoks šūdas. Kaip kamuolys kažkoks susidarė dabar, kaip pasakiau. Nes grinai per burną, tą programą turi išeit, supranti? Išsivemam abidvi eterį dabar.
Išsitraukiam tos kamolius. 3, 2, 1. Išimk tą jausmą nemalonumo. Toks jausmas kaip vakuumas, žinai, kaip nusimautum. Įsivaizduok, kažkokį prezervatyvą įkištą būtum ir tokiam kaip vakuume sėdėjai. Ta programa, kai nusilupi, tai toks kaip, išsilaisvinau, žinai, iš tos tokios tešlos, tos tokios net tešla, bet tokia kaip kaip kabučiuko, tokia kažkokia plėvė, žinai, taip numovė, nukrito ir tu net girdėt pradėjai. Net spengtausiais pradėjau. Labai gerai.